Vaizdas iš laivo, pasižiūrėkite. Čia mes sėdim, valgom, va štai čianais Gediminas va valgo ant balkono, o štai kokiais vaizdais mes gėrimės. Ten apačioj tas kaimelis, va tenai krioklys bėga. Šituo laiveliu mes plaukiojom šiandien, žiūrėjom didžiausią Norvegijos fjordą. Gražus kaimelis. This waterfall is the highest waterfall, the largest waterfall along the Norway fjord. It has a fall of about 5 meters or 1,640 feet. The name comes from the word sag, which means saw. In the past, it was used to activate a sawmill by the waterfall. On your right-hand side, you can see the small village of Stimi, and this village played an important role during the 1600s when the postal route was established between the capital of Norway, Oslo, and Bergen, which is the second largest city of the country. The one minute, in about 1830, which is great, there's been 2 years in UK. Because you can click from the top of the one minute tile, the spurs at the top of the tile, where this is run. You saw heavily what it is. No, I mean, traffic was still like green screens everywhere. Oh, it's still in there. I still have to now, but I was why you know that. I learn something new every day. It's the diggers. Štai mes išlipom į krantą ir važiuojame į ekskursiją. Čia mes esam kalnuose. Pirmas sustojimas. Štai ten dar kalnai su sniegu.
bet jau sniegas tirpsta, todėl labai bėga vanduo nuo kalnų. Štai čia viešbutis toksai. Va, jeigu matote, kalnas su čia kiek pasivaikščiojimai ir tokiais kalnais. Įspūdingas, nežinau, ar čia man sekasi parodyti, bet įspūdingai, vaizdai įspūdingi. Paukščiukai čiulba, vanduo ošia, va ten apačioj upė ir baisiausiai ošia vanduo, labai jau ten stipriai. Nuo kalnų pareina vanduo į upę, upė labai srauni. Čia vyksta ekstremalaus sporto varžybos ir festivalis birželio pabaigoje. Ta upė plaukioja kajakais, dar kažkokiais tai tenais prietaisais. Paukščiukai čiulba, vanduo ošia, va ten apačioj upė ir baisiausiai ošia vanduo, labai jau ten stipriai. Nuo kalnų pareina vanduo į upę, upė labai srauni. Čia vyksta ekstremalaus sporto varžybos ir festivalis birželio pabaigoje. Ta upė plaukioja kajakais, dar kažkokiais tai tenais prietaisais. Čia mes esam kalnuose. Pirmas sustojimas. Štai ten dar kalnai su sniegu, bet jau sniegas tirpsta, todėl labai bėga vanduo nuo kalnų. Štai čia viešbutis toksai. Va, jeigu matote, kalnas su čia kiek pasivaikščiojimai ir tokiais kalnais. Įspūdingas, nežinau, ar čia man sekasi parodyti, bet įspūdingai, vaizdai įspūdingi.